Labą dieną. Su Argintos atstovas Eimantas Miltenis ir pristatysiu Jums pranešimą, ar tinka Lietuvoje saulės ir vėjo energetika. Tai į šį klausimą atsakant labai tinka ši skaidrė. Saulė ir vėjas vieną kitą labai gerai papildo, nes saulės turim labai daug vasarą, o žiemą turim daug vėjo. Ir todėl kombinuota saulės ir vėjo jėgainė gali būti puikus balansas metų atžvilgiu. Aišku, išbalansuoti energiją, nes yra diena ir naktis, ir vėjo srautai visokie skirtingi. Dienos momentų reikėtų akumuliatorių pagalba, o aišku, tokių akumuliatorių neturim, kad iš vasaros perkelt pagamintą energiją į žiemą, tai puikiai galimybė yra kombinuoti šias sistemas. Čia yra pavyzdys ateities miestas, kur galėtų būti ant kiekvieno namuko sudėti saulės moduliai, taip pat kažkokia vėjo jėgainė, ir mes galėtumėm tą energiją kaimynams paskolinti, kai nenaudojam, o kai trūksta pasiimti. Ir tokį visą balansą prijungti tada tik tais prie tinklo. Ir iš tinklo iš tikrųjų galėtumėm pasiimti nedaug energijos, o kai turim perteklių, kad jos neišmesti, atiduoti tinklą. Čia yra toks tipinis namas, ateities namas, bet ateitis jau gali būti ir šiandien. Tai saulės moduliai generuoja energiją, sakykime, kaip pavyzdys 5 kW, o namo vartojimas yra 3 kW. Tai yra gaminamas perteklius, tuos 2 kW siunčia per automatinę jungimą į akumuliatorius ir krauna akumuliatorius. Kai akumuliatoriai pasikrovė, nėra kur energijos dėti, atiduodama į tinklą. Kai trūksta energijos, užgesa saulė, 3 kW vartoja, tai ima iš akumuliatorių. Akumuliatoriai įsikrovė, tada pasiėmė iš tinklo. Taip mes galim, ta prasme, visiškai nereikia atsisakyti tinklo, bet galima didelius energijos poreikius sutaupyti. Čia puikiai šitas grafikas parodo, viršutinis pilka spalva yra paimta energija iš tinklo, žalia yra vadinamas tas angliškas terminas self-consumption, kai saulės žalia energija sunaudojama. Tai galima padaryti tokią sistemą, yra dabar, kai per internetą yra stebimas orų prognozė. Ir jeigu mato namas, kad visą dieną švies saulė, tada jis perduoda bevielių ryšių į, sakykime, vadinamą tą liaudiškai rozetę ir įjungia skalbenkę. Tai kaip sakom, eisim skalbt, kai švies saulė. Taip mėgstamas posakis. O dabar čia šiek tiek yra toks susidaręs įspūdis, kad saulės energija yra labai brangi. Ji iš tikrųjų nėra pigi, bet kas yra saulės elektros kilovatvalandės kaina? Iš tikrųjų įdedamės pinigus vieną kartą ir paskui praktiškai visą laiką turim nemokamą elektrą, beveik nemokamą, tik tais eksploatacija kainuoja 1 centas kilovatvalandį. Tai jeigu mes dėsim buhalteriškai pagal, kaip daroma 8 metus amortizaciją, tai mūsų saulės elektros kaina bus 90 centų. Jeigu įdėsim 15 metų, bus 60 centų. Įdedam 20 metų amortizaciją, tai mes saulės elektros kainą turim 50 centų. Ta pati kaina, kaip mes perkam iš operatorių. Tai čia yra tokia, sakykime, galimybė iš dalies atsisakyti tinklo ir turėti savo pigią elektrą. Be to, kaip rodo visos prognozės, per ateinančius 5 metus instaliuotas saulės kilovatas turėtų atpigti per 50%. Tai reiškia, kad po 5 metų mes turėsim su 20 metų amortizacija 25 centus už kilovatvalandę. Ir mes prieš tai dar buvo tokia skaidrė, kombinuota hibridinė jėgainė saulės ir vėjo.
tokia jėgainė galėtų sugeneruoti 6000 kWh per metus ir 500 kWh per mėnesį pilnai gali aprūpinti energetiškai namą. Tai yra 5 kW saulės jėgainė ir 2,3 kW vėjo jėgainė. Ir ką mes matom, kad namų statytojams norėčiau tą labai akcentuoti, kad mes matom prieš iškastinį kurą pergalę 2018 metais, jau bus saulės elektros kilovatvalandės kaina, galbūt pasieks biržos kainą, tai tada statytojai žiūrėkit, kad visi namai būtų į pietus orientuoti. Tai ką, ačiū tada trumpai. Vytautas Zabilių kviečiame apie tvarią vandentvarką žalioje statyboje. Tai panašiaus. Aš trumpai irgi mes Regrupas mūsų įmonė, jinai siema teritorijų planavimo, mes siemėm tokį sudėtingą uždavinį suplanuoti visą mikrorajoną Gulbinuose ir susidūrę buvom su situacija ta, kad iš visų pusių Gulbinus riboja Verkių regioninis parkas su saugomom vertybėm, tai yra ežerėlio geofologinių draustinių, Riešės hidrografinių draustinių ir Kaiguvos abidvi dar kartu yra Natura 2000. Ir Vilnius pradėjo planuoti, pamatėm, kad mes iš tikrųjų turim problemą su lietaus nuotekomis, kadangi nėra galimybės išvesti paprastai taip ūkiškai šnekant, nėra hidrokolektorio, kur galima būtų numesti viską. Ir kai matom, aš dabar turima kol kas Lietuvos patirtis ir yra ta, kad visi ieškom Neries upės, tarkim Vilniaus mieste, kad būtų galima ją nuvesti, kad greičiau visą susidariusi vietą. Ir labai tikrai mažai galvojama apie bet kokius kitokius sprendimus, kaip tą didžiąją dalį tos problemos spręsti lokaliai. Tai yra tikrai daug sprendimų, mes pradėjome analizuoti tada pasaulinę patirtį, geriausia patirtis vis tai pamatėm, kad yra šiauriečių, tai yra Kanada, yra Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija, Vokietija, Skandinavija, ir taip pat neatsilieka nuo jų ir Australai. Tai esmė yra tokia galbūt paprasta, tai yra kiek įmanoma lokaliai pabandyti įspręsti lietaus nuotekų valdymo klausimus. Tai pradžiai pradedam nuo to, kad yra daromos tokios vadinamos infiltracinės lomas, arba tai, kaip gal pavadintume prašai griovelį, apželinti griovelį su infiltracinė sistema. Tai yra, iš tikrųjų, nebėra jokių grotelių, nebėra jokių lietaus kolektorių, viskas filtruojasi, matomas vėl, toliau einame išfiltruotas vanduo, jis patenka daugiau į arba šlapynės, arba tvenkinius tam tikrus ir paskui iš tvenkinių jisai išvažiuoja tada jau į atviros pagrindinius vandens telkinius. Ką mes turime, ką mes gaunam, tai pliusai ir minusai. Tai va, pirmas dalykas, tai matom, kad yra iš karto, jis yra išvalomas labai stipriai, vanduo, tai yra lietaus vanduo, jis yra patenka į atvirus vandens telkinius, kur žmonės maudosi, tai yra švarus vanduo. Ir matom, kad netgi pirmasis, sakysim, prasifiltravimas per humusą, tai yra ir patekimas jau toliau iki vėtvandų arba iki tvenkinių arba iki ežerų, jau patenka gana švarus vanduo, kuriame nėra nei metalų, nei fosforas išvalytas ir kietosios dalelės išvalytos yra. Sekantis. Tai pradžia, aišku, visa pradžia yra taip pat, tai yra, kadangi prasideda nuo to, kad vietą mes surinkam nuo gatvių ir nuo stogų ir mes jį žaliųjų gatvių pavidalu išsivalome, tai matom, kad tai yra ne tik tai valymas, bet yra ir estetika, ir grožis. Tada papildomas yra infiltracinės sistemos, tai yra mes įfiltruojam ir išfiltruojam, tai yra nemažą dalį perteklinio lietaus, tai to, kad sudarytume didelius galingus kolektorius, mes paprasčiausiai grąžiname atgal į gamtą. Sausieji tvenkiniai yra jų sistema tokia, kad per liūtis, dažniausiai liūtis tai trunka apie 2 valandas ar pagrindinės pikinės liūtis, arba pavasario potvyniai, tai dažniausiai trunka mėnesis 2, bet didžioji kritinė masė yra vasaros liūtis. Tai tas 2 valandas, tai yra sausieji tvenkiniai, jie pasitvenkia, pakyla į viršų, parodys, ir paskui išsilyginę per tas 2 valandas, per 3 valandas, per viršų, per parą, jie toliau grąžina, sakysim, tą vandenį atgal. Tai tokios kombinės sistemos, jos tikrai pagelbėtų Vilniuje, tarkim, tas problemas spręs Geležinio gatvėje, arba ten yra prie policijos, kur yra, jeigu įvestume papildomas tokias sistemas, nes mums nereikėtų modernizuoti ir didinti kolektorių, o paprasčiausiai turėtume galbūt gražų landšaftą su elementariai tai yra talpos. Tarkim, tokį tvenkinį iškast, mes skaičiavom, ūkiškai šnekant, tai yra 2-3 tūkstančių litrų varas,
Tai padaro, tai lygiai taip pat kainuoja tvenkinį iškasti, kaip ir žolę užsėti. Jeigu paskaičiuosi žolę planiravimo augalinės sluoksnis, tai irgi yra 20 km2 arba 2000 litų. Tuo tarpu mes turime sprendžiam iš karto, kad Lietuvos mums nebereikia didelių kolektorių, mes galime su mažais vamzdeliais įsiversti ir vežyti tarp didelį kiekį tik tai nerį, visą kitą, kaip turėtume išlygintami pas save. Na ir tam toliau, taip pat, aišku, labai svarbu, jeigu mes jau šnekame apie tvenkinius, kad į tvenkinius patektų vanduo švarus, tai pradžioje reikėtų suvaldyti erozę, na, aišku, erozija tai svarbiausia, kad jisai nebūtų per status, kai vanduo netekėtų dideliais stačiais grioviais, tai yra mažas turi būti nuolydis, taip pat tekėjimo vietose turėtų būti daugiau žviržas naudojamas. Papildomai galime atrasti, yra įvairių minimalių ir maksimalių filtrų, kuriuos jeigu norim, tai reikia, kad jau tvenkiniai iš gatvės patekęs į tvenkinį vanduo ir jūs galėtume atnaudoti ir kad, upėtakiai galbūt, nežinau, augs, neaugs, bet tikrai karpė turėtų veistis. Na ir mes visą šitą sistemą pabandėm suintegruoti ir padarėm medaus nuotekų sprendinį, kurį dabar detaliaisiais planais ir techniniais projektais bandysim realizuoti. Tai matome, mes turime gatves, prie palei gatves, tai tos plonosios linijos mėlynos, tai yra tos žaliosios gatvės, toliau jos susiveda į centrinį gulbinų vietoje esančius tvenkinius ir iš tvenkinių vat yra gatvelės, jas visos žaliosios gatvės susiveda į centrinę tvenkinių sistemą, iš tvenkinių sistemos persimetame čionais ir papildomą, tai mes, kadangi vis tik tai saugomų teritorijų tarnyba paprašė, kad vis tik tai būtų avarinis numetimas, mes daugiau šnekam apie avarinį numetimą, mes turime minimalią griovą, išeina griova ir įteka paskui neria minimalus kiekis, kuris jau neerozuoja ir mes taip sprendėm šitą klausimą. Na ir pavyzdžiai, kaip yra dabar, tarkim, jau kvartalai, kaip yra suplanuoti, šitas projektas yra bendras Regrupo ir Kančo studijos. Matom, kaip galima gražiai integruoti visą šitą Lietuvos problemą į estetiką ir landšaftą. Na ir čia kitas, sakysim, mažaaukštės statybos, tai yra andalių namų, irgi integravimas, mes irgi netgi papildomai prigalvojam, kad tvenkinių ir tai galėtų būti tikrai gražus kvartalas, kur kiekvienas turi tam tikrą privačią pakrantę, kurie yra, sakysim, bendrosios teritorijos ir yra centriniai tvenkiniai, visi sujungti į vieną per tam tikras sistemas. Aišku, iš to upelio, nesimato, čia iš upelio būtų padalimas iš srovės, tai yra, jie būtų pratekantis. Tai mes turėtume ir estetiką, ir valdymą, ir valymą vienu metu. Na ir aišku, pabaigai čia, kadangi turėjau 5 minutės, noriu padėkoti visiems, kurie dirbo ir dirba ties šiuo projektu. Tai siūlau visiems po truputį tikrai gilintis į šitą, būtent į šitą Lietuvos nuotekų valdymo sistemą, nes tai yra, tikrai nėra nebrangi, bet ją jau būtent pradeda akcentuoti